priežodį. Girtam ir velnias, pats išgerit? Privengiu. Ką šiuolaikiniu tokiu atveju reiškia privengiu? Kiek kartų į savaitę privengit? Iki 7. Iki 7. Iki. Gali būti iki 1. Na, nekankinkit. Girtam ir velnias pagalbę pakiša ar policija iškviečia? Pakiša pagalbę. Matosi. Gerai. Kurių signatarų buvo daugiau? Vasario 16-osios ar kovo 11-osios? Kovo 11-osios, manau, buvo visi Seimo nariai, kurių turėtų būti gerokai daugiau negu vasario 16-ąją. O sako, mūsų jaunimas nesidomi istorija dar ir kaip. Už tokį domėjimąsi jums pelnytai 100 litų. 200, trečias klausimas. Kuris iš jų yra sprogstamoji medžiaga? Heksagonas ar heksogenas? Nežinau. Jeigu dujos, tai galūnė būtų pirmojo. O kodėl dujos? Nežinau. Argonas, kriptonas pagal šituos, pagal inertinės dujas ėmėte. O nepagalvojate, kad heksagonas, kaip ir pentagonas, yra tiesiog geometrinė figūra. Pentagonas yra 5-sienis, o heksagonas yra 6-sienis. Kokios tautybės rašytojas Rudyardas Kiplingas? Britas ar indas? Rašė apie indėnus. Ne? Apie indus. Ar teko girdėti tokį veikalą Džiunglių knyga ar Mauglis? Eis į biblioteką. Teisingai. Be antrojo šūvio geriau nerizikuoti. Tikrai kažkodėl neabejoju, kad per pusę minutės mes pamatysime jau grįžtantį Marių. 15 sekundžių. 20 prabėgo. Pusę minutės. Negrįžta. Lieka 20. Grįžta. Ir kažkaip taip abejonė akise. Kas nutiko? Jis gimė Bombėjuje ir ten gyveno, bet jo tėvai buvo anglai. Britas, be jokios abejonės. Kuris priešdėlis rodo sąsajas su išore? Ekto ar endo? Endokrininės liaukos. O! Ektokrininių nėra. Tebūnė ekto. Ekto, taip. Ekto rodo sąsajas su išore. Endokrininės liaukos yra viduje. Du teisingi atsakymai ir Marius turės nedegančią sumą. Jis pasirinko 2000 ir klausimas. Kuri gėlė yra Anglijos simbolis? Lelija, rožė ar tulpė? Rožių karai. Tos liaukos irgi ir daugiau nieko. Tulpė Olandijos, o lelija neįsivaizduoju kieno. Gerai, rožė. Rožė, be jokios abejonės, rožė. Mariu, pats turi
tikrai pavydėtina savybė. Iš karto pirmąją repliką išgirdęs klausimą pataikai kaip pirštu į akį. Kaip ir su liaukom, taip ir dabar. Rožių karai. Jorkai ir Lankasteriai kovojo dėl ko? Dėl Anglijos sosto. Kiek pirštų ant vienos kojos turi begemotas? 3, 4 ar 5? 5 nelabai galėtų turėti. Kodėl mes turim, o begemotai negali? Tai mes išsivystę labiau. Mes. Tai jūs išsivystymą skaičiuojat, kas turi daugiau pirštų. Tai jeigu 10 metų dirbi pjuviai, tai vadinasi regresuoji, taip? 4. 4 sekundės, 4 pirštai. Ai. 2000 litų, sveikinu, ši suma jau nebedega. Taip. Kokį karinį laipsnį turėjo Italijos nacionalinis didvyris Giuseppe Garibaldis? Maršalo, generolo ar neturėjo jokio? Įmu pagalbą. Taip, prašau. Ar salėje, taip, viena ranka matau, yra antra? 200 ir jūs pirmas. Gerai. Tikrai pirmas. Ne. Ta prasme, kad generolas, kuris nemėgo karo. Taip parašyta knygoje. Jis buvo generolas. Prašau. Generolas. Garibaldis buvo generolas. Sveikinu, 3000. Mariau, kuriame sąsiauryje buvo mitinės Scilė ir Charibdė? Bosforo, Gibraltaro ar Mesinos? Paleidžiu. Bosforo, bet nespėsiu. Na ir laikas sustabdė paties žaidimą. 3000 litų pablokime Mariui. Jo variantas Bosforo. Na, įsiaiškinkime ir iš tiesų. Paspauskite. Ne, Mesinos. Mesinos. Sąsiauris tarp Italijos žemyninės dalies ir salos. Labas vakaras. Labas vakaras. Man taip pat studentas, taip pat iš Kauno, bet turbūt studijuoji Vilniuje. Taip, Vilniuje. Kaip gražu. O kurgi?